Įtemptos varžybos ir pergalė paskutinėmis sekundėmis. Kas nutiko, kad vis dėlto kailiai šiame sezone sunkiai sugeba įsivažiuoti? Per vėlai pradėjom pasiruošimą sezonui, pasipildė keli nauji žaidėjai, tai manau reikia laiko, kad įsivažiuotumėm. Paprasčiausiai dar mūsų naujas žaidėjas nepripratęs prie komandos, dar paprasčiausiai nešlifavę derinukų, tai aš to taip sunkiai ir sekasi. Aušvydas Petraitis pirmoje varžybų pusėje atrodė iš tiesų ne taip kaip visada. Manau, dabar po praeito sezono geras, kaip sakoma, populiariausias žaidėjas, varžovai jį seka, skiria ypatingą dėmesį. Jo, 2 rungtynės iš eilės jis visiškai nesužaidžia, nežinau, reikės rimtai pakalbėti turbūt, kame čia gal mergos pradėjo rūpėti ar kas. O gerai, kad kiti kovoja iki galo, tai bent jau tiek gelbėja, kompensuoja jo tą nerezultatyvų žaidimą. Ir kaip sekasi dabartinė komandos komplektacija? Vienu žaidėju pasipildyti, ar dar bus naujų narių? Ar jau pavyko gal kažką rasti? Dar bandysim centro puolėją vieną rasti, bet komplektacija dar ne visiška. Kaip sakoma, tobulėti nori visi, net ir dabartiniai žaidėjai, dabartiniai starto penketo, netgi Aušvydas Petraitis negali būti ramus, kad jis turės pas mus komandoje vietos starte. Taip kad noriu, kad visi kovotų dėl vietos starte. O kaip dėl trenerio? Ar komanda turės trenerį? Taip, komanda irgi ieško trenerio, nes aš negaliu patempti, mano nėra tokios žinios geros kaip krepšinio specialisto, tai paprasčiausiai noriu, kad būtų normalus treneris, kuris sudėliotų visus į vietą ir pastatytų komandą į pergalės. Giedriau, naujas sezonas, nauja komanda, iš 2 varžybų laimėtos 1. Kaip vertini savo komandos pasirodymą ir asmeniškai kaip sekasi? Pasirodymas, aišku, galėjo būti ir geresnė, bet baigėsi kaip baigėsi. Šiandien kailių komandai daugiau pasisekė negu mums. Nesusitvarkėm mes ir po krepšių, ir su kamuoliais nesusitvarkėm. Ir buvo tokių visokių niuansų. Gynyboje atrodo judėjom, viskas tvarkoja, viskas gerai buvo. Jaunimas stengiasi. Ką žinau, nepasisekė šiandien. Labai prastai patakėm iš vidutinio nuotolio. Daug turėjom laisvų metimų, kuriuos paprasčiausiai reikėjo susirinkti. Ir lyderiai tie, kurie paprasčiausiai pataiko, tai šiandien nepataikė, būna visko. Kojomis iki galo išėjo taip, kaip išėjo. Kas nutiko Baravykovui? Atrodo, kad ne jo diena šiandien. Šiandien buvo, bandžiau žaisti ant Vitalijaus, bandėm tos visokius variantus. Kadangi yra daug jaunimo ir Vitalijai yra sunku ir pagal kailių puolimą, jie labai išnaudoja tą, kai yra Vitalijos aikštelė, jie moka labai gražiai apžaisti. Man neliko kitos išeities, kad žaisti mažesniais penketais ir bandyti sustabdyti juos kitais būdais. Aišku, šiandienos varžybose nepavyko sustabdyti, o kaip ar komandoje dar yra, ką reikėtų stipriai patobulinti? Tai jo faktas, aišku, kad gynyboje dabar yra šioks toks braižas, matosi, bandysim šlifuoti, kas geriau sekasi. Puolime, aišku, yra daug variantų, visą ten yra, ten gali dirbti ir metimą reikia dirbti. Čia viskas priklauso nuo treniruočių kiekio. Kuo daugiau dirbti, tuo geresni rezultatai bus. O kol kas patys matėte rezultatą. Iš laisvi žmonės, jeigu nepataiko, jau geresnių metimų pozicijų gali ir nesulaukti.